Prieš pat naujosius metus oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės fotografas ir virtualios krepšinio gerbėjų bendruomenės krepšinio širdis įkūrėjas Tomas Tumalovičius išleido rinktinės kalendorių, iliustruotą efektingiausiamis bronzinio triumfo pasaulio čempionate ir krepšininkų laisvalaikio akimirkomis. Kalendorius sudarytas taip, kad yra 2-3 atvartai, jis yra pakankamai nemažas, kai atsiverčia. Ir pagrindinė nuotrauka yra triumfo. Iš ten, kai krepšininkai džiaugiasi, ten šoka, apsikabinę, ten rėkia ir taip toliau. Ir antram lape yra datos ir 5 nuotraukos iš krepšininkų gyvenimo užkulisių, iš fanų gyvenimo. Tai va, ir visokių tokių yra pikantiškų vaizdelių, ten pusplikėje, ten prie baseino deginasi, kad dariau taip, kad būtų fanam įdomiau pažiūrėti tuos vaizdus, kurių daug net jie neturi galimybės matyti. Tai drybsojo prie baseino, o aš gal iš 8 aukšto pro langą su savo objektyvu dideliu pritraukiau juos, tada su telefonu nufotografavau vaizdą fotoaparate ir nusinčiau Mačiuliui į telefoną. Ir čia jie rodo, jie va šitą pačią nuotrauką dabar žiūri Jono Mačiulio telefone ir žvengia Javtokas ir Mačiulis. Naujai kalendorių jau turi visi 12 bronzinės rinktinės narių. Pasak 5 metus krepšininkų gyvenimą fiksuojančio fotografo, žaidėjai juo pasitiki, nors kartais ir papriekaištauja. Martynas pamino ir Delinikaitis Tomas ten sako, ai va ten va žiūrėk, čia idėjai, čia manęs nesimato, ten sakau atsivers kitą lapą, ten jau tu būsi. Tas procesas irgi buvo toksai dalis, atsirenki iš ten 100 tūkstančių nuotraukų, atsirenki ten kokius 300, o atsirenki ten tas kur fanai, kur ten kokius pikantiškus krepšininkų, ten akimirkos taip toliau, atsirenki triumfo akimirkas ir po to dėlioji. Ir po to jau susidėlioja, atrodo, bendrą vaizdą kalendoriaus ir paskiau žiūri, ai, va, ten pociaus biški trūksta. Tada renki kažkokią kitą nuotrauką, galbūt net netokia įspūdinga, bet darai taip, kad, lygiai taip daug maž būtų. Negali ten sudėti vien Kleizos ten nuotraukos arba ten vien Javtoko. Kiek kartų jūs matėt besijukiantį trenerį Kęstutį Kemzūrą, ne? O čianais dar daro tokį bajerį, kad Kuncaitį paėmęs trenerių už galvos ir dar stumė. Tomas Tumalovičius krepšinio gerbėjų džiugina ne tik kalendoriais, tačiau ir dėlionėmis bei marškinėliais. Fotografas milžiniškomis nuotraukomis buvo papuošęs parduotuvę Šonas, sunkvežimis ir Vilniaus oro uostą. Pasak autoriaus, kiekviena nuotrauka turi savo istoriją. Pavyzdžiui, kaip buvo daroma viršelį nuotrauka. Dauguma ten fotografų per čempionatą, jie visi apačioje fotografavo. O aš galvojau, reikia padaryti kažkokį kitokį kadrą. Bėgu į arenos viršų, čia gal nėra tokio įspūdžio, bet čia iš tikrųjų daryta iš vieno aukščiausių ten, kur fanai yra arenos vietų. Bėgau per tūkstančius ten fanų, lipau ten pro apsaugas, jau ten leidau, ten apibėgau jos ir va tą kadrą gaudžiu. Ir yra serija nuotraukų, pavyzdžiui, nuo pačio to atėjimo ir tada paleidi seriją ir kalo ten 10 kadrų per sekundę. Ir va yra kokios 6 nuotraukos, kur yra kojos kėlimas. Tai vien tą viršelio nuotrauko kojos kėlimą bandai atrinkinėti, kur čia pats efektingiausias momentas. Tai taip atrodo, nieko čia tokio, bet kurią išrinkai, bet iš tikrųjų nužiūri, kur kiekvienas labiau rėkia, emocijos daugiau, ten, būtent tą patį. Man tas Kalnietis skirtingais kėdais, kur suplyšo jam per Serbijos rungtynės kėdą. Ir dar šokinėja, ore skraina. Tomas Tumalovičius ir toliau nežada sustoti džiuginti krepšinio gerbėjų. Vienas artimiausių darbų fotografo 5-mečio krepšinio kelionių paroda. Gediminas Čigelis, Viktoras Radaivas, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.